O dabar pradedame mūsų ciklo netradicinės pamokos paskutinę 6 laidą. Apkalbėjome Vilnių pačioj pradžioj ir debatavo žydų ir lenkų mokyklų moksleiviai. Po to kalbėjome apie kulinariją, apie Vytautą, Žalgirį, kalbėjome apie moteris Lietuvos istorijai. O šiandien grįžtam į Vilnių, o gal tarp pradžių į Lietuvą. Ir susirinko visos dalyvausios mokyklos, šių mokyklų ekipos, ir leiskit jas pristatyti, arba jos pačios prisistato. Aš tik tai tvarką nurodysiu. Ten Užupio gimnazija su mokytoju Robertu Ramanausku. Kada įsikūrėte ir kodėl neturite vardo? Iš tikrųjų, įsikūrėm 1944 ir tai buvo pradinė mokykla. 1949 tapom 7-metę mokyklą, kas atitiktų pagrindinę turbūt mokyklą. Ir 1953 mes tampam vidurinę mokyklą, įgaunam savo pastatą ir 2000 mes esam gimnazija Užupio. Kodėl neturit vardo? Leiskit dar paklausti. Kodėl neturit vardo? Visi čia turi. Vilniaus licėjus dar neturit. Taip. Kodėl? Todėl, kad geriausios mokyklos, geriausios gimnazijos kaip licėjus, taip ir Užupis neturi vardo. Oho! Girdėjote kokį iššūkį? Gerai, ačiū. Ačiū Užupio gimnazijai, o toliau Vasilijaus Kačalovo mokykla, rusiška. Nuo kada esate tokie? Kada įsikūrėte ir koks vardas? Kodėl taip pasivadinot? Mūsų mokykla įsikūrė 1975 metais. Turi žinomo aktoriaus vardą Vasilijo Kačalovo. Ir gimnazija tapo 1994 metais. Ir kodėl jūs taip pamilot Vasilijų Kačalovą? Nes labai žymus aktorius ir jis yra vilnietis. Būtent dėl to. Gimęs Vilniuje ir mokėsis Vilniuje turbūt. Taip, baigė čia pirmąją berniukų gimnaziją, o vėliau iškeliavęs. Pirmąją berniukų gimnaziją? Taip. Ten, kur ir Dovanokit Pilsudskis ir Dzeržinskis? Taip. Antrą. Sveikinam Vasilijaus Kačalovo vidurinės mokyklos ekipą. Ačiū labai. O šalia sėdi Vladislavos Sirokomlės lenkiškos mokyklos ekipa. Ir prašau, kada atsiradote ir kodėl tai pasivadinote? Mūsų mokykla atsirado 1954 metais. Iš karto buvo pavadinta 19 mokykla. Bet po to 90 metais mes gavom vardą Vladislavas Sirokomlės, mes pasirinkom tokį vardą. Tai yra lenkų publicistas, rašytojas. Tai yra jo pseudonimas, jo tikrasis vardas Liudvik Kondratovič. Tai buvo labai garsus žmogus. Jis kreipė dėmesį į liaudės žmonės, į kaimo žmonės. Jiems kūrė, tai jo buvo jo tema, jo kūrybos. Bet apie jį buvo mažai kalbėta, todėl mūsų mokykla pasirinko, kad galbūt ta atmintis vėl atgimtų apie jį ir apie jį pradėtų vėl kalbėti. Nu ir aišku, priminkim, kad yra vilnietis, ar ne taip? Gerai, ačiū Vladislavo Sirokomlės mokyklai. Kreipiuosi dabar į ką aš kreipiuosi? Į baltarusišką Pranciškaus Skorinos mokyklą. Mūsų mokykla įsikūrė 1994 metais. 1997 metais įgavo Pranciškaus Skorinos vidurinės mokyklos vardą. Dabar mes startuojame į gimnazijos statusą. Taip pat mes pasirinkome Pranciškaus Skorinos vidurinės mokyklos vardą, dėl to, kad Pranciškus Skorina labai daug nusipelnė Vilniuje. Jis čia atidarė pirmąją spaustuvę. Ačiū. Ačiū. Bravo. Na ir Šolom Aleichemo vidurinė mokykla su Jurgita Polikevičiūtė prieš akį. Kodėl Šolom Aleichemo, kada atsiradote?
Mūsų mokykla atsirado 1989 metais, tais pačiais metais kaip ir žydų bendruomenė. Ir mokykla gavo Šolomo Aleichemo vardą dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, Šolomo Aleichemas tai yra rašytojas, gana žymus, nes jo kūrinius tikriausiai kiekvienas esate girdėjęs, pavyzdžiui, apie Tevje pienininką arba smuikininką ant stogo. Rašytojas slapyvardis sako, kad tai yra taika jums ir tai kaip parodo, ką žydai nešasi visą gyvenimą, kaip gyvendami diasporoje. Ir mes taip pat pasirinkom šį pavadinimą dėl to, kad Kauno gimnazijoje, kuri veikia prieš karą, vadinasi irgi Šolomo Aleichemo ir mes taip tęsime žydiškąją tradiciją. Bet tiesą sakant, jis nėra tiesiogiai susijęs su Vilniumi, ar ne? Šolomo Aleichemas. Koks miestas artimiausias jam? Jis yra gimęs Ukrainoje, tačiau kaip rašytojas jis keliavo po visą beveik Europą ir jis rašė apie štetlus, apie žydiškuosius miestus. Ir kaip keliaudamas jis taip pat aplankė ir Vilnių. Ir jo tai koks... O pagrindinis gyvenimo miestas koks? Daug. Jis gimė Perjaslavlyje, o mirė Amerikoje, New Yorke. Ačiū. Plojam Šolomo Aleichemo. Ir turbūt drįsčiau teigti, kad jūs esat svarbiausia žydiška mokykla Vilniuje, taip? Ar ne? O tiesa, aš vis dėlto nepristačiau dar puikių mokytojų Aldona Kodytė ir Galina Uždavinienė iš Pranciškaus Skorinos mokyklos. Jūs esat vienintelė, ne, pagrindinė mokykla ar gimnazija baltarusiška? Taip? Aha. O dabar tiesa, o lenkiškų mokyklų yra daugiau. Ir čia yra taip pat, man nepristatytos mokytojus, yra mokytojai Danuta Korkus ir Marina Taraškevič. Taip? Tiesa, taip pat nepristačiau rusų mokyklos mokytojus Veslavus Belos ir dar viena komanda. Šiuo atveju aš jos nelaikysiu grinai lietuviškai, čia 5 tautos, buvo Vilniaus licėjus, vienas iš reitingo lyderių visada Lietuvos mokyklose, su savo direktorium Saulium Jurkevičium, jis bus mums meta mokykla, virš visko, nes jūs turbūt atviri esat visoms tautoms. Taip mes, sakysime, turime ir tarptautinio bakalaureato mokyklą, kurioje yra mokama anglų kalba, taip kad licėjus lyg ir sujungia įvairias patirtis, kurios egzistuoja šiuo metu Lietuvos švietime. O kada esate atsiradę? Mes esame įkurti 90 metais, būtent tais pačiais metais, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Tai nuo rugsėjo 1-90 metų licėjus pradėjo egzistuoti Vilniaus mieste. Ir nepretendavot į jokį vardą? Na, tiesiog ypatingai patiko bendruomeniai žodis licėjus ir mums teko ilgai pakovoti, kad būtų leista vadintis licėjumi. Nes šiaip jūs esat gimnazija. Taip, šiaip mes esame taip pat kaip ir visos mokyklos gimnazija, tačiau nuo įkūrimo buvome priimtas toks vardas kaip licėjus, jisai, kaip minėjau, patiko ir galiausiai tapo neatsiejama mūsų mokyklos dalimi. Nu, o aš ačiū labai Vilniaus licėjaus komandai. Šiandien mes iš tikrųjų norim parodyti tautų puokštę, tautų paletę ir vėl kalbėsimės apie Vilnių. Visų pirma, apie Vilnių, o ir apie Lietuvą. Kad Lietuva yra atvira nuo seniausių laikų, taip kaip Gediminas kvietė į Vilnių įvairių tautų meistrus, amatininkus, pirklius, kad jie padėtų Lietuvos kūrybai. Taip ir šiandien mes didžiuojamės, kad Vilnius yra, kaip kažkada buvo, 10 religijų miestas, neturėdės konkurentų šią prasme Europos sostinių tarpe. Jis neturi savo istoriją be jokių abejonių konkurentų vien tuo, kad per Vilniaus vidurį eina riba tarp, kažkada ėjo riba tarp bizantiško, stačiatikiško ar graikiško miesto ir lotyniško, taip pat nėra analogo Europoje. Ir štai tuo savo daugybiškumu tai yra Vilniaus turtas. Bet aš vis dėlto pradėčiau dabar nuo pradžių. Aš norėčiau suteikti Užupio gimnazijai, pirmiausia, jiems, kadangi jie arčiausiai ko? Gedimino idėjos. Pas jūs yra koks kalnas? Kas žinot, aš už jūs užduosiu dabar visos mokyklos, koks yra prie Užupio gimnazijos kalnas, kuris mums šiuo atveju labai svarbus. Kas pirmie atsakys? 3 kryžių kalnas? 3 kryžių. Ne visai. Bekešo kalnas. Irgi ne Bekešo. Gedimino kapo kalnas. Bravo. Gedimino kapo kalnas. Štai kodėl. Žiūrėkit, aš improvizuotai, čia man netyčia. Jūs turėtų užduoti klausimą, dar turėsite užduoti visiems. Čia aš pats taip uždaviau. Štai kodėl aš noriu pradėti
teisę papasakot apie kuo jie mano, gali didžiuotis. Vilnius jiems, nes jie arčiausiai Gedimino idėjos. Ten senasis Vilnius prasidėjo, kažkur ten, kur Gedimino kapo kalnas. Pirmas dalykas, jau vien tai, kad nuo Užupio, ką byloja archeologiniai tyrimai, prasideda Vilnius. Tai, kad gretima Vilniaus kalva Užupyje yra vadinama Gedimino kapo kalva, byloja patį Vilniaus kaip miesto, kaip tam tikro socialinio, politinio darinio užsimezgimą, būtent su ta lietuviškomis šaknimis. Tai iš tikrųjų, kalbant apie daugiakultūrinį, daugiakonfesinį, daugiaetninį Vilnių, mes visų pirma turėtume visgi įvertinti tą situaciją, kad Vilnius yra visgi Lietuvos kultūros, Lietuvos politikos, Lietuvos valstybės, Lietuvos religijos centras. Ir galų gale, jeigu mes pradėsime nuo vieno iš tų pirmų reikšmingų Lietuvos istorijos faktų, Mindaugo krikšto ir po jo sekusios katedros statymo, tai neatsitiktinai buvo statomas ne kažkokioj mitinėje Vorutoje, kurios iki šiol niekas neranda, o buvo statoma Vilniuje ta katedra. Ačiū. Ką norėtumėt paklausti? Ar jūs sutikote su užupiečiais? Eglė, matau, yra pasiruošęs. Prašau. Taip, tai mūsų klausimas. Visiems bus žinoma asmenybė. Taigi, kokia asmenybė, be kurios nebūtų atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, pasirinko gyventi ne savo atkurtoje valstybėje, o Vilniuje? Jonas Basanavičius. Jonas Basanavičius. Bravo, paploja. Baltarusių mokykla, Pranciškaus Skorinos mokykla žino Jono Basanavičiaus likimą susijus su Vilniumi. O koks seniausias yra priemiestis Vilniuje? Ir kieno? Tai turėtų būti Užupis šiaip tai. Ir kas ten? Tenais Rusėnų miestas buvo. Bravo. Bravo, plojam. Baltarusiškos kultūros atstovai turit papasakoti teisę apie save. Ir apie save Vilniuje. Na, norėčiau pradėti dar nuo senų senovės. Apskritai, mus dar vadino gudais. Taigi... O jums patinka, jeigu jūs vadina gudais? Na, man visada klausimas kyla. Tiesą sakant, ne visai. Jums vėliau, kad Baltarusiais mes jūs vadinam. Taip, gerai. Taip. Na, Baltarusių etninių branduolių yra laikoma slavų gentys, Kryvičiai, Radimičiai ir Drigovičiai. Iš dalies mūsų protėviai dar senų senoviai asimiliavo dalį baltų genčių, pavyzdžiui, jotingius. Kaip tauta, Baltarusija iki galo susikūrė 16 amžiuje. Na ir kaip visi žinome, tai 13 amžiuje pradėjo Baltarusių žemės prisijunginėti prie Lietuvos. Taigi karalius Mindaugas prisijungė Minską ir Polocką. Algirdui atiteko į valdžią didžioji dalis Baltarusių žemių, o 16-15 amžiuje jau į LDK visos dabartinės Baltarusių žemės. 16 amžiaus pabaigoje LDK gyveno 40% lietuvių ir apie 40% baltarusių. Bravo! Paplojam už labai sklandų pasakojimą. O kaip jūs atsiradot Vilniuje? Pridurkit ką nors prie Laurino teiginio. Tai Vilnius buvo kultūros centras Baltarusių, dėl to, kad Vilniuje labai buvo daug įvairių amatininkų, pirklių ir šiaip baltarusiškų turtingų žmonių. Aš norėjau paklausti labai paprasto dalyko. Atsiranda labai anksti, kol lietuviai gyvena Kalnų parke, o ten, kur Užupis, arti, bet atsiranda ten, kur Vilnelis Vingis, ten, kur Soboras, arba skaičiausias Dievo motinos širdies cerkvė, atsiranda Rusėnų priemiestis. Ir tai jau Gedimino Vaitkevičiaus, mūsų archeologo tyrimų duomenys, tai Vytenio laikai. Dar prieš Gediminą. Aš klausiu, ką galima anksčiausiai įrodyti, kad šalia lietuvių ir rusėnų arba baltarusių protėvių, kokia bendruomenė atsirado Vilniuje? Vokiečiai. Vokiečiai. Vokiečių bendruomenė. Aš buvau pagalvojęs, kad čia, jeigu būtų kitoks istorijos likimas,
Vilniaus istorijos mums čia turbūt tikrai priimtume vokiečių mokyklos atstovus, dėja, taip nėra ir mes tik prisiminkim, kad ten, kur Vokiečių gatvė, ten, kur nuo Rygos ateina kelias į Vilnių, ten formavosi Vokiečių bendruomenė. Mikalojus, gerai, o štai dabar jau nuskambėjo, ir mes to jau pat įrodysim, kad labai anksti turėjo atsirasti dar dvi bendruomenės. Kokios? Žydų ir Lenkų vis dėlto. Nes mes apie rusėnus, tai pašnekėsim apie rusus. Kaip čia bus didžioji problema. Dėl to ir noriu dabar, kad būtent žydų Šolomo Aleichemo mokykla papasakotų apie savo vietą Lietuvos ir Vilniaus istorijai. Tai mes savo pasakojimą pradėsime gal nuo klausimo. Gal kas nors galėtų paaiškinti, kodėl katedroje Mozė yra su ragais? O? Tai bandom iš tikrųjų. Ragai tai vaizduoja apvaizdos šviesą, spindulius, einančius iš dangaus. Ir kadangi juos taip nevykusiai pavaizdavo, gavosi kaip su ragais iš tikrųjų. Nevykęs pavaizdavimas. Aš manau, kad Justina ir Jelizaveta turės papildyti. Kuom? Jisai sąmoningas, nes jie taip suvokė tą vaizdavimo būdą iš tikrųjų. O Justina taip norėjo sakyti? Aš norėjau pasakyti, kad buvo kažkas blogai išversta berods. Ar... Taip? Direktorių, papildykit. Čia yra ne vaizdavimo problema, o tiesiog vertimo problema. Tiesiog istoriniai tradicijoje neteisingai buvo išversta ir dėl to tai prigijo būtent tas ragų, o ne spindulių, lyg ir supratimas. Iš tikrųjų, tai yra neteisingas vertimas, dar padarytas antikiniais laikais, kuomet graikai vertė Torą. Ir šis neteisingas vertimas įvyko todėl, kad Tora yra rašoma tik tai priebalsėmis. Visa hebrajų kalbos struktūra yra tik priebalsinė, balsės yra rašomos tik tai pradinukų knygose. Ir galima pastebėti dar ir keletą žodžių, kurie prigijo net ir mūsų lietuvių kalboje. Pavyzdžiui, manau, daugelis žino žodžius hebra, bachūras ir chaliava, o iš tikrųjų jie yra žydiški. Hebra tai yra hevrė, draugija, bachūr tai yra netekėjęs vaikinas, o chaliav yra pienas. Bravo! Ir ką dar? Tada Šolomo Aleichemo mokykla sako? Na ir norėtume paminėti, kad Vilnius yra tarp žydų bendruomenių svarbus kaip Vilnius Lietuvos Jeruzalė. Ir šis vardas yra neatsitiktinis ir yra labai žymus, kadangi per kelis šimtmečius Vilniaus žydų bendruomenė surado, kurie galėjo būti lyderiais. Ir vienas iš pradininkų yra Vilniaus Gaonas, kuris pasižymėjo tuo, kad jis parodė visiškai kitokį Toros tekstų nagrinėjimą. Jis skelbė, kad reikia iš pirmo mokytis matematiką, biologiją, medicinos mokslus, fiziką ir tik tada galėsime gerai ir tikslingai paaiškinti, kas parašyta Tanache. O dar yra ir kiti žymus litvakai, kuriuos papasakos mano kolegos. Turbūt kiekvienas esame skaitę nuostabų kūrinėlį vaikams, daktaras Aiskauda. Tačiau nemanau, kad kiekvienas žino, kad Vilniuje gyveno daktaro Aiskaudos prototipas, realus žmogus, Čiukovskio parašiusio daktaro Aiskaudą pažįstamas Cemichas Šabadas. Atvažiavęs į Vilnių, Čiukovskis susipažino su šiuo geraširdžiu, maloniu, visiems padedančiu daktaru Cemichu Šabadu ir nutarė apie jį parašyti knygą. Taigi Vilniuje taip pat gimė ir augo ir mokėsi garsus pasaulio smuiko virtuozas Jaša Heifecas. Taip pat garsus pasaulyje modernistas, dailininkas Chaimas Sutinas ir esperanto kalbos pradininkas Liudvikas Zamenhofas. Ir paskutinis, kurį norėtume pristatyti, būtų hebrajų kalbos, dabartinės hebrajų kalbos pradininkas Zaljes Ben Jehuda. Ir turbūt mūsų tokį padriką pristatymą aš norėčiau užbaigti labai gražiais Moše Kulbacho poemos Vilnius žodžiais. Būtent žodžiai skirti Vilniui. Vilniau, tu esi Lietuvon įstatytas tamsus talismanas, apipintas kerpėm ir samanom pilkom. Kiekviena siena pergamentas, kiekvienas akmuo šventas raštas, kiekviena siena melodija, kiekvienas akmuo malda. Bravo! Na ir Gedimino kvietimas, aiškiai yra, turbūt gali lenktyniauti, bet aš manau, kad į tą pačią datą.
gali orientuotis ir Vilniaus Lenkų bendruomenė. Ir prašom, į ją kreipėmės dabar. Sirokomlės mokykla ką papasakos? Mes galvojam, kad Lenkai šiose žemėse irgi galėjo atsirasti apytiksliai Gedimino laiškų laikais. Gediminas kviesdamas pirklius, amatininkus, tuo pačiu galėjo kviesti tiek žydus, tiek žydai galėjo atvykti tiek vokiečiai, tiek žydai, vokiečiai, Lenkai. Be to, Krėvės unija, tai prasideda bendradarbiavimas Lenkų ir lietuvių, todėl irgi Lenkų galėjo atvykti į šias žemės, tiesiog kaip teisininko ar šiaip po to, kai buvo krikštas irgi kunigų, biskupų. Be abejo, Liublino unija, kurios metu daug Lenkų čia atsirado ir kai susijungė abi šalis, tai iš tikrųjų Lenkai tikrai atsirado šio laikotarpio. Be to, jau po to tarpukaris, Vilniaus prijungimas prie Lenkijos irgi Lenkų čia atvažiavo. Bet mes norėtume irgi papasakoti tokį akcentą lenkišką Vilniuje, kuris Vilnių išskiria, tai yra Kaziuko mugė. Ji buvo sukurta 17 amžiuje Vilniaus gyventojais ir tęsiasi iki šiol. Jie yra glaustai susijęma ir su kazimierinėmis. Šios abidvi šventės yra pavadintos Šventojo Kazimiero globėjo Lietuvos ir jaunimo garbei. Kaziuko mugėje galima buvo ir galima dabar nusipirkti daug ko, bet Kaziuko mugės karalienė tai verba. Tai mažasis meno kūrinys, kuris yra kūriamas vietinių verbų pinėjų ir jis yra kaip savotiškas Vilniaus krašto simbolis. Verbų pinėjos tai Lenkės iš Vilniaus rajono kaimų ir kaimelių ir pati populiariausia verba tai yra volėlinė verba, kuri yra pinama iš visų pusių vienodai, uždengiant visą verbą gėlėm ir žolėm visokiam. Ačiū, bravo. Bravo. Nu ir dabar, ar įtikino visus? O mes dar norėtumėm klausimą užduoti. Nu, prašom. Taipogi, visi mes puikiai žinome, daugelis tikrai žinome, kas yra toks Adomas Mickevičius. Ir mes norėtumėm užduoti jums klausimą. Kaip vadinasi tos organizacijos, kurias įkūrė Adomas Mickevičius kartu su savo bendraminčiais kursiokais? Filomatai. Ar filaretai? Nu štai. Ar filomatai, ar... Visada buvau galvojęs, kad ir filomatai, ir filaretai. Ar ne? O kaip ir tie. Nepablokit visi. Adomą Mickevičių beveik visi žinom. Kadangi Vilniaus licėjus, kaip aš juos jau ir paskelbiau, yra virštautinis, atviras, ar jūs sutinkate su tuo, kad Kaziuko mugė Sirokomlės mokykla pristato tik kaip lenkiška? Kadangi Kaziuko mugė kyla iš to, kad Šventasis Kazimieras buvo paskelbtas šventuoju, o kadangi mes žinome, kad Švento Kazimiero ir senelis, ir senelė buvo lietuviai, tai ir jo tėvas buvo lietuvis, tai kyla, kad ir pats Šventasis Kazimieras. Taip, bet tiesiog čia yra toks reikalas, kad ta šventė mugė pradėjo žmonės rengti būtent tais laikais, kai Vilniuje buvo daugiausiai Lenkų. Todėl ir Lenkai, tai yra priskiriama labiau kaip Lenkų šventė. Būtent dėl to, bet, nekyla nesupratimų, tikrai jis buvo... Galima sutarti, kad čia yra abiejų tautų ir Lenkų ir lietuvių tradicija. O ką Užupis nori sakyti? Bet iš tikrųjų Vilnius sulenkėjo tik spaudos draudimo laikais, o kaip sakėt, Kaziuko mugė atsirado daug anksčiau. Ir be to Smuglevičiaus portretas yra pavaizduotas Lietuvaitė su verbomis lygiai tokiomis, kaip mums rodė, tai būtent Lietuvaitė. Jūs pasakėte, kad Vilnius sulenkėjo kada? Vilniaus kraštas turėkime. Vilniaus kraštas. Taip. Ne apie patį miestą kalbam. Bet tai, o mes norime tai pabraukti, kad kažkaip, bent jau mūsų akimis tai abiejų tautų Respublikos metu tuomet sulenkėjo ir būtent tuomet, kai buvo daugiau čia Lenkų, tai ir todėl šis šventė yra taip priskiriama. Tai noriu paprieštarauti. Jūs sakėt, kad sulenkėjo, kada buvo uždrausta spauda, o ar nebuvo uždrausta ir Lenkų, ir lietuvių kalba tais metais? Lenkų kalba ir Lenkams nebuvo jokių apribojimų rašyti lotyniškomis raidėmis, dėl ko lietuviai galų galę ėmė susivokti, kodėl... Bet Varšuvos gubernijai, atkreipkite dėmesį. Ten, kur buvo kažkada Lenkijos karalystė. Bet čia mes įsivelsim, vaikai, į polonizacijos problemą. Ne dėl to, kad čia galim kalbėti.
bet čia milžiniška mokslinė problema yra. Ir aš jau čia toj vietoje šį bei tą išmanau ir sakau, gal mes nenukrypkim, bet vienas argumentas tai tikrai yra, kad šiaip daugumos lietuvių verbos yra šiek tiek kitokios. Verbos šitos, kokios jūs rodėte, yra Vilniaus krašto, bet dabar galiu papasakoti. Dar kokiais 90 metais mūsų fakultete buvo ginamas darbas apie verbas, kuriame buvo toks teiginys, man atrodo, jis nėra nuginčytas. 90 metai, o ten buvo toks teiginys, kad 30 metų prieš tai, vadinasi apie 1960 metus, verbos buvo pinamos, tik labai siaurame regione. 20 km spindulys aplink Sudervę. Sudervę. Niekur kitur. Galėtume sakyti, kad čia yra argumentas Sirokomlės mokyklos naudai. Taip, nes čia yra lenkiakalbis kraštas. Sutinkat, ar ne? Tačiau dar vienas dalykas tada pasakau. Profesorius Juzefas Marošakas iš Balstogės sako, per daug nesipūskit su tom verbom, jeigu jau lietuviai. Jo manimų verbos yra nei lenkiškos, nei lietuviškos, o jezuitiškos. Ir misija Dūkštuose perkelė šį paprotį iš jezuitų misijų Meksikoje ir Lotynų Amerikoje, kur jezuitai šitokiu būdu mokė indėnus melstis. Tai štai, mėlyjei, tai yra tik hipotezė kol kas, dėl to aš dabar bandau nutraukti jūsų diskusijas, verbų nedalinkimės, tai tapo Lietuvos simboliu, o ir Lenkų, ir Vilniaus krašto. Kreipiuosi į Vilniaus rusų mokyklą, Vasilijaus Kačalovo, ką jūs norit papasakoti apie rusų vaidmenį Vilniaus istorijai? Iš pradžių aš tai norėčiau trupučiuką pasakyti, papildyti. Va, tas klausimas mes nelabai norim sutikti, kad buvo pasakyta, kad gal Gedimino laiškai buvo tik į vakarus. Nuo seniausių laikų į Lietuvą, į LDK buvo atvažiavęs labai daug rusiškų pirklių ir dar iki Gedimino prekiavo su Kyjivo Ruse, tai aišku, kad rusų čia irgi buvo ir jų buvo nemažai. Na ir tą, ką jūs pasakėt, gerbiamas profesoriu, nesiginčytina, kad tų rusinų buvo daug ir tas kalnas, kuris ten užupyje yra, jisai vadinasi Rusinų kalnas, o pats žodis rusas nuo ko kilo? Nuo rusinų turbūt, tai turbūt jų irgi čia buvo ir nuo seniausių laikų. Taigi, pirmieji rusai, kurie atkeliavo į LDK, tai be abejo buvo pirkliai ir jų buvo gana daug. Ir kaip mes visi tikriausiai žinome, daug Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaišių turėjo žmonas rusės. Taigi mes norėjom padaryti didesnę LDK teritoriją ir tiesiog buvo daug rusų žmonų, atsiprašau. Ir be abejo, tos jų žmonos atnešė į Lietuvą stačiatikybę. Ir būtent į Vilnių, ir dabar mes galim šiandien pamatyti daug cerkvių, ir tai yra būtent rusų simbolis Vilniuje šiandien. Ir dar mes norėtumėm papasakoti jums tokį istorinį faktą, kad rusų caras Petras I čia apkrikščio Sentikių cerkvę savo bendražygį Ganibalą. Jis buvo afroamerikietis ir dar jis žinomas istorijoje kaip Aleksandro Puškino prosenelis. Mes norėtumėm užduoti tokį klausimą, kasgi parašė Europos kultūros istoriją lietuvių kalba. Karsavinas. Karsavinas, kurio vardas Levas, o koks jo ryšys su Vilniumi? Tai jisai dirbo Vilniuje dailės muziejuje. Kaip? Dailės muziejuje jisai dirbo, brats. Ir kartu iš Kauno universiteto, kai kėlėsi į Vilnių, jis kartu pradės. Plojam. Galima aš papildysiu, kad jis taip pat buvo disidentas, kuris čia atvyko iš Sovietų Rusijos ir taip pat jis buvo žymus filosofas ir istorikas. Aš pridėsiu, gal ne visi žino, kas tas Levas Karsavinas, kad paskutiniai žodžiai Karsavino buvo, kada jisai mirė Sibirė, какое счастье, что меня судьба свела с литовцами. Todėl, kad jie palaidojo. Lietuviai laidojo Karsaviną. Kas nesupranta rusiškai, išverskime. Ne? Išverskime. Kokia laimė, kad mano gyvenimas būtent davė man pažinti su lietuviais. Palikimas suvedė su lietuviais, todėl, kad jie kartu, kad jisai gyveno ne tik Lietuvoje, Vilniuje, dėstė čia, rašė savo kultūros istoriją, bet ir kalėjo kartu, ir mirė, ir buvo palaidotas būtent lietuviai laidojo Karsaviną.
Nu, o dabar ar jūs įtikinot iki galo rusiško Vilniaus istorijos versiją? Kuo skiriasi tada baltarusiškas ir rusiškas Vilnius, tas užupio? A? Mes manome, kad skiriasi ir truputį norime papasakoti apie savo švietėją Pranciškų Skoriną. Aha. Bet gerai, bet aš klausiau, ar jūs sutinkat su Sergejum? Apie Skoriną jūs po to papasakos. Vitebsko kunigaikštytė buvo Algirdo žmona. Vitebsko? Ji buvo Ar ne Gedimino? Palaukit. Algirdo žmona buvo Julijono Šterės. O Vitebsko Marija yra, dovanokit, Gedimino. Man taip atrodo, taip yra. Bet matot, aš dėl to ir noriu susakyti, tai jūs sakykit, kad Vitebskas tai gal Baltarusių? Taip, Baltarusių. Kaip jūs tada atsakysite? Aš neminėjau, kad tiksliai būtent turėjo vieną kažkokią žmoną. Ta prasme, dauguma kunigaikščių turėjo rusiškas žmonas. O kuo skiriasi nuo baltarusiškų ir ukrainietiškų? Nu, bet mažiausiai turėjo baltarusiškų ir ukrainietiškų ar dar kažkokių. Noriu replikuoti, o iš viso, kada mes turime tokią iš tiesų savoką kaip Baltarusija, kaip Ukraina, o manau, kad tais laikais iš tiesų, ko gero, dominavo visgi rusiškasis pavadinimas. Ar pasiduodat? Mums iš tiesų trūksta žinių, bet mes nepasiduodam. Nes visiems buvo ir baltarusiai, ir ukrainiečiai. Tai buvo viena, vos ne viena tauta, visi mes buvom rusienai ir mes esam lygiai tokie patys, kaip svarbus, kaip ir rusai. Beliai, čia taip pat yra milžiniška mokslinė problema. Dėl to mes galėtume čia suorganizuoti didžiulę konferenciją ir štai galiu tik tai pasakyti tokį dalyką, kad šiandieniniai slavistai, kalbininkai skiria ruskiai su 2 S, be mekis znako, minkštumo ženklo, ir ruskiai su 1 S ir su minkštumo ženklu. Ruskiai su 2 S yra Maskvos tradicija, ruskiai su 1 S ir minkštumo ženklu yra Kijevo tradicija. Ir va šitą ruskiai pretenduoja, ir turi teisę, man sakyti, pretenduoti ir baltarusiai, ir ukrainiečiai, ir Lietuvos rusai. O šitas yra dabar, atrodo, prieinam prie to. Dėl to net diskutuokim toliau. O dabar prašau apie Skoriną. Jis gimė Polocke, kuris buvo LDK kunigaikštystėje. Tikslioji jo gimimo data nėra žinoma, nes tai buvo iš tikrųjų labai seniai. Bet mokslininkai mano, kad jo gimimo diena sutapo su užtemimu. Iš tikrųjų, užtemimų buvo keli. Bet vėliau Pranciškus Skorina sukūrė savo ženklą Saulė ir Mėnulį, kurį galima paaiškinti kaip Viedui Pirmahai Ciembro. Lietuviškai tai galima paaiškinti mokslai nugali tamsą. Šitas ženklas yra mūsų emblemas. Pažiūrėkite. Bravo! Taip pat mes norėtume pridurti, kad Pranciškus Skorina labai susijęs su Vilniumi, dėl to, kad jis čia atidarė pirmą spaustuvę, kurioje spausdino savo knygas, Apaštalą ir Mažoji kelionių knygelę. Gal kas nors žino, ką dar išspausdino Pranciškus Skorina? Prieš šitas 2 knygas. O, labai geras klausimas. Rusiškai noriu sakyti. Prašom. Tai galėtų būti iš tikrųjų Biblija, arba šventasis raštas, arba maldynas kažkoks, bet tai religinio turinio turėtų būti. Ir gali būti vakarų Europa, tai galbūt Londonas. Ir reikėtų žinoti, tarp kitko, čia įsiveltume į atsakymą, kaip pavadinimas yra. Apaštalas gal, ne? Ne, irgi minėjau, Apaštalas ir Mažoji kelionių knygelė. Laurinas į tą pusę sako, bet ne visai tikliai. Bet jūs pačius klausimus duodate. Bet kur išspausdino? Kur ir kokia? Viskas atsakom ir žiūrėkit, sužinosit to jau pat. Karaliaučia? Buvo. Kaip? Karaliaučia? Vievė? Gdanske? Ne. Atsakom. Pragoje. Pragoje. Rusų Biblija. Taip? Ar žinote vietas susijusias su Prancišku Skorina? Vilniuje, būtent Vilniuje. Tai prie Vilniaus rotušės yra atminimo lenta Pranciškui Skorinai. Ir paminklėlis. Ir paminklėlis, taip. Be to, mes norėtume papildyti, kad yra išlikusios 2 originalios Biblijos išspausdintos pačiu Pranciškum Skorina. Viena jų yra Mokslo akademijos bibliotekoje. Kuri buvo anksčiau vadinama Vrubliovskio. Taip. O kita yra Vilniaus universitete. Gražu. Ačiū. Bravo. Gerai, tai licėjus, ką dabar apibendrins, ką papasakosit? Tai mes kaip atstovaudami lietuviškąją pusę norim pasakyti, kuo mūsų
tautos istorijai, kultūros yra svarbus Vilnius. Tai 20 amžiaus pradžioje po spaudos grąžinimo, spaudos laisvės Vilniuje įvyko kaip ir kultūrinis bei politinis sprogimas. Atsigavo visa mūsų inteligentija. Vilniuje įvyko didžiojo Seimo susirinkimas, Filharmonija, Vilniaus konferencija taipogi. Vasario 16-osios aktas taip pat buvo pasirašytas Vilniuje. Tai svarbiausi Lietuvos istorijos kaip valstybės įvykiai vyko Vilniuje. Dėl to šis miestas yra mums labai svarbus kaip politinio ir kultūrinio gyvenimo židinys. Na ir dar papildant, yra neįtikėtina tai, kad mažiau nei per 2 dešimtmečius, iš esmės buvo sukurtas pagrindas būtent Lietuvai kaip valstybei iškilti pasauliniam kontekste. Ir kur visos tautos gyvenančios Lietuvoje turi lygias teisės pasaulyje. Bet tiesiog esame daugiakultūrė valstybė. Ir visi tą turime pripažinti. Tai va. Paplojam, ačiū. Gerai, dabar yra laidos svečias. Audrius Matonis, žurnalistas, Lietuvos televizijos naujienų tarnybos direktorius, politinių laidų vedėjas ir dalyvis, knygos Prezidento suktukas bendraautorius, ilgametis radio laidų užsienio lietuviams autorius ir vedėjas, profesoriaus Alfredo Bumlausko studentas. Taigi, mano klausimas, kokį Vilniaus simbolį atpažįsta visos čia gyvenančios tautos? Nebejoju, kad tokių jį atpažįstančių atsirastų ir nuo Kinijos iki Afrikos. Kas? Karmela pirmoji pakėlė. Aš manyčiau, kad tai yra geležinio vilko legenda, kadangi su vilku yra asocijuojama ir Italijos legendos. Su vilku? Taip. Aš manau, kad nesutiksiu tokio atsakymu. Taip, dėl to, kad geležinis vilkas Italija, bet aš paminėjau Kiniją, ne veltui. Ir Afriką. Kas dar? Gal Sabonis? Sabonis yra Vilniaus legenda. Manau, taip pat nesutiks. Dar kas? Bazilisko legenda. Bazilisko legenda, drakonas, kuris gali būti nužudytas tik žiūrint į veidrodį. Ir atsiranda narsuolis. Tvarkuoju, tai biliai. Tai dabar imkim ir jau eikim ir apibendrinimą. Aš dabar vis tiek vėl tą pačią eilę klausiu. Tai kuo? Lietuviškas Vilnius, ką nors sako pasauliu? Mes didžiuojamės tuo, kad mūsų mokykla jau Vilniuje gyvoja jau 18 metų ir turi tokį nuostabų vardą kaip Pranciškas Skorina, kurį žino, man atrodo, visi. Pranciškaus Skorinos mokykla, baltarusiška mokykla, teigia, Vilnius yra svarbus visam regionui ir Europos kultūrai, kad turim tokį ankstyvą spaustuvininką, kuris įveda Lietuvą į knygos kultūrą, beveik ne ką vėluodamas negu Gutenbergo išradimas. Ačiū. Kas toliau? Prašau. Tai mes norim įvardinti statutų, žinoma, 3. Tada norim pasakyti gegužės 3 konstitucija, labai svarbi. Turim asmenybės. Žodžiu, teisinė tradicija. Taip, teisinė. Lietuvos didžiosios kunigaikštijos teisinė tradicija. Lietuvos statutai ir gegužės 3. Ir dabar mes priduriam dar spalio 20-osios konstituciją, kadangi laikom esminę dalimi Lietuvos teisų įforminimą, gegužės 3 konstitucijai. Tad aišku, negalima nepaminėti asmenybių. Kulviečio, kur mes dar galvom tokį klausimą jums užduoti, dabar jau pati pasakiau atsakymą, bet be kokios asmenybės nebūtų pasaulyje iškilęs žinomas filosofas Immanuelis Kantas. Tai vat būtent, kad jis baigė Kulviečio įsteigtą Karaliaučiaus universitetą. Tai va, dar žinoma. Tai žinoma, visiems žinoma Čiurlionis, Barbora Radvilaitė, gal net Serbievį įvardintume. Aišku, dar turim ko didžiuotis, pavyzdžiui, legenda to pačio geležinio vilko. Ką nors palikit Vilniaus licėjui. Gerai. Ar Eglė, ačiū. Kas dabar toliau, kas? Mes norime prisiminti svarbias Lenkų pavardės Vilniui. Tai pavyzdžiui Montvilas, kuris buvo labdaros kaip organizatorius. Jis organizavo muzikos asociacijas ir dailės ir jis finansavo tą mokymą vargšiems vaikams.
be to Vrublevskį, kuris įkūrė biblioteką, kurią galėjo visi naudotis, ir jis savo testamente parašė, kad knygos būtų leidžiamos skaityti ne už pinigus, bet kaip tik nemokamai, kad kiekvienas galėtų paskaityti. Ačiū, paplojam. Bet jūs vis tiek dar paakcentuokit, kas yra svarbiausia? Vilniaus lenkiški vardai. Pilsudskis, jums lietuviai sufleruoja. Bet gal poetai visų pirma, kas yra Lenkijos pranašai Vavelyje? Ta bent pasakykime. Slovackis, Mickevičius, Adomas Mickevičius, Julijus Slovackis. Po to Česlovas Milošas, neturbūt. Jau minėjom rašytojas Kraševskis, Juozapas, taip, Jūzef Signotas. Tokia Vilniaus istorinės mokyklos vadas Joakimas Lelevelis. O štai, kodėl aš turiu jums sufleruoti? Gerai. Mes norėtumėm pabrėžti, kad mūsų kultūra padarė įtaką į architektūrą, kad yra daug stačiatikių cerkvių, taip pat Rusų dramos teatras, Geležinkelis ir tokios pavardės kaip Dabužinskis, dailininkas žymus, Karsavina, Kavalievska ir mūsų mylimiausias Kačelovas. Ačiū, paplojam. Manau, Vilnius tikrai gali didžiuotis, kad pasaulis yra žinomas kaip Lietuvos Jeruzalė. Ir galėtų didžiuotis taip pat ir Yvo institutu, kuriame mokomasi jidiš kalba. Išverskite. Yvo, tai yra santrupa iš jidiš kalbos, kurios dėja aš nežinau, nes tai jau beveik miršanti kalba, tačiau būtent šis institutas jas stengiasi atgaivinti. Ir jo pradžia buvo... Žydų kultūros institutas turbūt kažkaip. Taip, Žydų kultūros institutas, jis pasižymė būtent jidiš kalba. Ir jis buvo įkurtas Vilniuje ir jis veikia netgi karo metu. Bei taip pat reikėtų didžiuotis... Ir dabar veikia Niujorke. Niujorke, teisingai. Ir taip pat, manau, reikėtų didžiuotis Vilniaus gaonu, nes net iki šių dienų kiekvienoje beveik žydų šeimoje yra sakoma, kai vaikas negali kažko išspręsti, yra sakoma, liotsa reikliot kolkach kakam, kmo gaunami Vilne. Nereikia būti tiek protingam, kad išspręsčiau užduotį kaip Vilniaus gaonas. Nereikia būti tiek protingam. Greit pasensi, ne? Greit pasensi, bravo. Bravo. Na ir ką licėjus? Na tai mes norime pabrėžti, kad Vilnius yra ypatingai svarbus Lietuvai iš istorinės tradicijos pusės, kadangi Vilniuje iš esmės buvo pasirašyti dokumentai, davė pradžią Lietuvai tokią, kokia jinai iš esmės yra ir dabar. Na ir turėjome nuostabių asmenybių kaip Jonas Basanavičius, broliai Vileišiai, kurie būtent ir sukūrė Lietuvą kaip valstybę, davė pagrindą tiek kultūriniam, tiek politiniam Lietuvos vystymuisi. Na ir turime pripažinti, kad kiekviena tauta savotiškai prisidėjo prie, būtent Vilniaus kaip miesto vystymosi. Ir, turėtume... Bet jūs man sufleraut vieną labai idėją, į kurį negalėtų pretenduoti viena konkreti tauta. Kas toks? Į ką orientavotės? Į būtent į Oskarą Milašių. Poetą Oskarą Milašių. Kuris Paryžiaus taikos konferencijoje gynė iš esmės Lietuvos vietą pasaulyje. Ir yra įdomus faktas tai, kad jis nebuvo ypatingai lietuviška asmenybė, nes jisai buvo kaip ir kosmopolitas, jisai kaip rašytojas kūrė prancūziškai ir buvo poliglotas. Na ir iš esmės Paryžiaus taikos konferencija darė didelį įspūdį Europos diplomatams. Bet visų pirma, mes dabar tokius žmonės vadiname, kurie yra iki jaunosios Lietuvos atsiradimo senalietuviais. Ir tie senalietuviai yra įvairių, galėjo būti kalbų, religijų ir panašiai. Jie buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos tradicijos piliečiai. Ir pats Oskaras Milašius, kiek žinau, tiesiogiai su Vilnium gal ir nėra susijęs, bet jis yra susijęs su visa Lietuvos didžiosios kunigaikštijos erdve, su Čerėja, kuri yra toli Baltarusijos gilumoje, jau prie Dniepro beveik. Tai štai. Prašau, aš galiu dar įsiterpti. Prašau. Kadangi jūs lyg ir paklausėte, kuo Vilnius yra žinomas tarp visame pasaulyje ir kuo jis įsiskiria tarp kitų, pavyzdžiui, miestų, tai aš manau, kad nereikėtų tuos nuopelnus vien tik tai priskirti čia gyvenantiems lietuviams, lenkams, žydams, rusams arba baltarusams. Kad iš tikrųjų, manau, Vilnius yra ypatingas tom, kad jau nuo pat jo įkūrimo čia jau gyveno ne vien tik tais viena tauta, o jau čia gyveno daug tautų. Ir būtent dėl to Vilnius yra žinomas
Europoje ir pasaulyje. Ir kiekviena tauta iš esmės prisidėjo prie to Vilniaus unikalumo. Visos tautos kartu kiekviena išgarsino tauta Vilnių. turime didžiuotis tuo, kad turime tokį nuostabų ir unikalų miestą. Aš tokį argumentą remdamasi profesorium Bumblausku iš šio straipsnio. Ačiū, tęskite. Gal ir ne visai tiksliai pacituosiu, bet įsivaizduokim, kad Vilnius yra pilis, pilį kūrė lietuviai. Ja puošia visos tautos, jie ją įnešė. Bet ar jeigu tą objektą kažkas puošia, ar tas objektas jau priklauso jiems? Bravo. Bravo. Iš tikrųjų, galbūt mes ir baigdami jau laidą, mes ir pasakykime. Džiaukimės, kad Vilnius yra išpuoštas įvairių tautų, jis tuo yra turtingas ir tuo, man atrodo, džiaugtųsi Gediminas. Na ir dabar baigdamas, mes esame su mūsų kolegomis Vilniaus universitete išleidę straipsnių rinkinį Naujasis Vilniaus perskaitimas. Didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Čia yra ir apie lietuviškąjį, ir apie lenkiškąjį, ir apie žydiškąjį, ir apie baltarusiškąjį, ir apie rusiškąjį Vilnių. Iš esmės turbūt visos tautos čia yra atstovaujamos. Turiu 6 knygas, 6 yra ekipos. Pakviest aktyviausius – Karmelą, Dianą, Edvilę, Jelizavetą, Justiną ir Eglę. Prašom.